Moteris visada teisi. Sveiki, su 2017 metais pradedu 100 video challenge iššūkį, kuriame bus įvairiausių patarimų, naudingos informacijos, viskas, kas susijęs su santykiais. Ir pagrindinė šių metų pirma žinutė yra, kad moteris visada teisi. Ir tai yra tokia universali taisyklė, kuri padės jums turėti kokybiškus pokalbius. Leiskit paklausti, kada paskutinį kartą nuoširdžiai dviese susėdot ir pasišnekėjot ir turėjot tokį jausmą po to, kad kaip gerai įsišnekėjom, jūs norit apkabinti ir padėkoti tam žmogui. Dažniausiai atsakymai yra prieš pusę metų, neatsimenu, prieš daug metų ir panašiai. Tai tuo aš pabraižysiu labai paprastą schemą ir paaiškinsiu, kame šaknis. Pokalbį dalyvauja vyras ir moteris. Ir moteris sako vyrui, tu manęs nemyli. Arba tau aš nerūpiu. Tau aš nerūpiu. Ką mes vyrai išgirdę šitą informaciją galvojam? Apie ką mes šnekam? Apie kieno jausmus? Apie mūsų jausmus. Jeigu tu manęs nemyli, reiškia, tu moterie duodi man tokią informaciją, kad mano jausmas yra kažkoks kitoks, bet ne meilė. Kada jinai sako, tu manęs nemyli, jinai šneka apie mūsų jausmus. Ir iš kur jinai po velnių gali žinot geriau, kokie mūsų jausmai. Aš myliu į tave ar nemyliu. Aš žinau geriausiai, nes tai yra mano jausmai. Tai kodėl tu šneki apie mano jausmus viduje? Ką tu geriau žinai, ar aš tave myliu ar ne? Ir mes pradedam galvoti, kaip mus įžeidė, kodėl tu geriau žinai, verda pyktis mumise. Nors iš tikrųjų visas pokalbis vyksta ne apie mus, o vyksta apie ją. Kai tik sakinio gale pridedi žinutę, kad ji taip jaučia, viskas pasikeičia, viskas paaiškėja. Tai moteris visada teisi. Ką aš noriu pasakyti? Kad jinai bet ką besakytų ir tada pasirodo, kad jinai yra teisi. Nes jinai šneka vis dėlto apie savo jausmus, ne apie mano jausmus. Ir jinai geriausiai žino, ką tie jausmai reiškia. Ir įsivaizduokit, viskas pasikeičia kardinaliai. Tu manęs nemyli ir aš pagalvoju, ji taip jaučia. Reiškia, aš suprantu, kad tai yra pokalbis apie jos jausmus. Kaip vyksta mano toliau mintys? Galvoju, jeigu jinai taip jaučia, kad aš jos nemyliu, reiškia, pirma, ką aš turiu padaryti, kad ji taip jaustusi. Antra, kodėl mano veiksmai, kuriuos aš dariau iki tol, jai neparodė, kad aš ją myliu. Ir kada mes tik pridedam, prie kiekvieno sakinio pridėk, ji taip jaučia ir paaiškės, kad bet ką bei pasakytų, ji yra teisi, nes jinai šneka apie jos jausmus. Ir jos jausmai ir yra tiesa. Mes negalim nuginčyti, kad jeigu jinai jaučiasi nemylima, jinai mylima. Tai patarimas kiekvienam vyrui. Čia netgi ir moterys bendraudamos su vyrais gali tą taikyti. Kai tik sakinio gale pridedi žinutę, kad ji taip jaučia, viskas pasikeičia, viskas paaiškėja. Moteris visada teisi. Kaip šalta. Kitame video bus santykių įvairovę skatinantis žaidimas paslaugų kortelės. Nepraleisk.